Sveiki, mėlyje. Tai taip atrodo pirminė čiaga, kada tu ją nuskini nuo medžio. Žmonės klausia, tai kaipgi ją naudoti. Tai aš parodysiu kelis būdus, būtent kaip naudojame ją mes. O paskui galo parodysiu dar vieną fokusą. Taigi, pirmiausia, mes įmėme šitą gabalą ir maždaug susitrupinam į tokius gabaliukus, į didesnius, į mažesnius, bet jau nedidesnius kaip šitas. Iš viso būna tokie va. Na ir aišku, naudojame ją visokią. Taigi, kiek jos reikia naudoti, tarkime, į 1,5 litro termosą, kurį reikės užplikyti ir laikyti 2 paras. Ir tik tai po 2 parų gerti. Na tai į šitą termosą mes dedame, na, kaip čia parodyti dabar koks čia tas kiekis būtų. Tai reiškia, jeigu vyriška, na tai tarkime, gera sauja. Ir į termosą iš tikrųjų galima dėti tiesiog tokius dalykus, kad lįstų jie į, na, pro kakliuką. Reiškia, na tai gerą saują, bet jau tokiais gabaliukais. Na ir sudedam ją tiesiog čia. Mes, aišku, jos nedozuojame, todėl kad, na, mes jos tiesiog turime. Tai va tiek sudėjau, reiškia, gerą saują. Užpilam karštų vandeniu. Užpilam karštų vandeniu ir paliekame 2 parom. Ir žiūrint nuo konsistencijos, ta prasme, nuo grybo pačios grybienos dalies priklauso jo spalva. Gali būti visiškai juoda spalva. O gali būti tiesiog ruda. Visiškai juoda spalva gaunasi tada, kada daugumą sudaro būtent šitas apsauginis sluoksnis. Bet jeigu jau šitos dalies, tai gaunasi biškelį rudesnė. Taigi, o kasdieniniam gėrimui, tai mes naudojame litrą, kurį geriame kasdien. Ir ant litro dedame taip pat maždaug saujelį. Nu va tiek, maždaug saujelį. Ir dedam taip pat tokį litrinį, bet tai šitą mes geriame tiesiog kasdieną. Pritraukę, už 15 minučių mes geriam. Ir va tą dalyką mes užplikiname kokius, kiek mano, 3? Kokius kartus? 2. 2-3 kartus. Nu, reiškia 2-3. Tai va, o šitą termosą po 2 parų mes nupilame skystį į kažkokį kitą indą. Ir vėl užpilame karštų vandeniu, bet tada jau laikome parą. Ir taip gerime. Bet tai šitą gerime mes tiesiog po puodelį. Tai puodelį šitą dalyką mes naudojame tiesiog kaip vaistą. Šitoje stiklinaitėje gal yra kokia 150 gramų. Ne, nu tai va 3 kartus per dieną mes vaistę ir išgeriame šitos trauktinės. O šitą tai gerime mes tiesiog vietoj arbatos, vietoj vandens, vietoj sulčių, vietoj bet ko tik tai nori. Dabar toks pagrindinis dalykas, ar vienas iš svarbiausių dalykų. Aš jau vieną kartą rodžiau, kaip žmonės apgaudinėja farmacininkai, nežinau kaip ir pavadinti, na ir visi kiti. Tai žiūrėkite, kaip atrodo, kokia spalva iš tikrųjų yra tos tikros maltos čiagos. Va čia sumalėm visus šitus dalykus ir va štai atrodo. Ir dabar rodo vieną dalyką. O štai čia yra pirkta čiaga vaistinėje. Na ir jūs dabar sulyginkite. Skirtumas akivaizdus, taip? Iš tikrųjų, aš galvoju, kad čia čiagos yra. Tikrai čia čiagos yra. Tik tai va čia šitoji dalis čiagos. O va šitos dalies čia nėra. Kodėl išimta šita dalis? Na, turbūt atsakymą jūs surasti. Todėl, kad šita dalis taip pat yra kažkam tai labai vertinga ir daro kažkokius tai vaistus iš jos. Tai todėl čia, kaip likutį, ir pardavinėja žmonėms. Tai va, kada pirksite čiagą, pirkite iš patikimo pardavėjo, iš patikimo rinkėjo. Geriausia pirkti be abejo tokiame gabale, tada jau jo niekas neapgaus. Arba pirkite iš manęs, man apgaudinėti nėra jokios prasmės. Taigi, gero naudojimo.